Europos klubas. Apie vienintelę ES instituciją išrinktą mūsų pačių. Penktadienio Europos klube. Europos planai ir pasirengimas biologiniai gynybai, kovai su koronavirusu ir jo atmainomis, be abejo ir su ateities grėsmėmis. Pokalbis apie tai ir su europarlamentaru Liudu Mažyliu. Pokalbiai, nuomonės ir diskusijos, ekspertų komentarai bei mintys svarbiausiamis ir įdomiausiamis temomis. Kaip ir kuo gyvena Lietuva Europos Sąjungoje. Europos klubas trečiadienį ir penktadienį 11:10. Kartojama tos pačios dienos vakare bei savaitgalį. Europos klubą surasite ir savo pamėgtose tinklalaidžių platformose. Sekite mus ir socialiniuose tinkluose. Europos klubas. Europos komisija trečiadienį paskelbė, kokių skubių veiksmų imamasi vis didėjančiai koronaviruso atmainų grėsmei suvaldyti. Komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen pateikė ilgalaikius pažadus paspartinti vakcinų patvirtinimą ir kalbėjo apie naują klinikinių tyrimų tinklą, bei pažadėjo, kad ES pagal bloko bendrą pirkimų programą pirks daugiau vakcinų. Finally, I'm glad to announce that today the Commission has approved. Džiaugiuosi pranešdama, kad komisija šiandien patvirtino antrą kontraktą su Moderna pirkti papildomus 300 milijonų dozių jų COVID-19 vakcinos. Gerai dienos naujieną pranešė Europos komisijos pirmininkė. 150 milijonų bus nupirkta šiais metais, dar tiek pat kitais. Europos Sąjungos sveikatos komisarė. Pabrėžiu, svarbu suprasti, kad mūsų patvirtintos vakcinos yra pagrindinis kovos būdas ilguoju laikotarpiu. Jos yra efektyvios prieš tas atmainas, kurios dabar yra Europos Sąjungoje. Tačiau koronavirusas mutuoja ir mūsų gynyba turi būti pasiruošusi. Turime veikti greitai ir sutelktai. Ir tam yra HERA inkubatorius. We need to act decisively, we need to act collectively. And this is what the HERA incubator is. It's our targeted response. Sakė sveikatos komisarė Stella Kyriakides. Komisija pristatė Europos pasirengimo biologiniai gynybai programą HERA inkubatorius, kurio planuose numatytos investicijos į mokslinius tyrimus, mobilizuojant papildomus 30 milijonų eurų iš programos Horizontas 2020 ir dar 120 milijonų iš programos Horizontas Europa. Naujoji programa suteiks priemonių koronaviruso mutacijoms aptikti ir kovai su jomis, bei padės užtikrinti galimybę naudotis veiksmingomis vakcinomis, kai atsiras naujas virusas ar jo variantas. Horizontas 2020 finansavimas padės greitai sukurti naują ES masto vakcinų bandymų tinklą, pavadintą Vaxcelerate, kuris gaus 12 milijonų eurų tinklui kurti, kuris jau apima 21 šalį, tarp jų Lietuvą, o kitos šalys raginamos prisijungti. Plačiau apie paskelbtus bendrus Europos planus kalbėjome su Europos parlamento sveikatos komiteto nariu Liudu Mažyliu. Džiaugiuosi, kad Europos komisija telkiasi energijai ir pozityviems sprendimams, o nepradeda ten teisintis dėl to, kad šiuo metu ten vakcinavimo tempai per lėti. Visiems aišku, kad jie tikrai per lėti. Tai dabar pasiūlyta iniciatyva, vadinamasis HERA inkubatorius, kuris telks mokslininkus, biotechnologijų kompanijas, gamintojus, viešąją valdžią ir kaip tik tai spartai ir gamybos apimtims. Beje, turėčiau padaryti dar pastabą, kad džiaugiuosi ir kaip Europos parlamento narys, dirbantis aplinkos sveikatos maisto saugos komitete, nes ten mes daug svarstom, kad tai tikrai ne paskutinis iššūkis Europos sveikatos sistemai tokiai dar besikūrenčiai. Iš tikrųjų, tai turim 27 sveikatos sistemas kiekvienoje valstybėje po vieną. Tai šita patirtis, kuri dabar bus sukaupta, vėliau galėtų būti naudojama kitiems iššūkiams ir ūmių susirgimo atvejais ir lėtinių. Tai tiesą sakant, jau ir dabar tos viruso mutavusios atmainos kaip tik tai ir sudaro tą naują iššūkį, kurios tai ir sulaukėme. Dabar galės būti paspartinta genomo sekos tyrimai, specializuoti testai valstybėse narėse ir apibrėžta, kaip tai turės atrodyti kiekybės požiūriu. Tai vadinasi, iš
tiriamųjų teigiamų testų turės būti įmama genomo sekos testui 5%, reiškia iš to, kas bus ištestuota. Ar aš teisingai suprantu, kad tam, kad atsekti, kuris čia iš tų virusų ir kokios šitos mutacijos ar panašiai, taip? Taip. Reiškia, iš tų, kurie bus patvirtinta, kad žmogus serga, tai bus atrenkami 5% iš tų jau ir jie bus tyriami jau giliau, koks tai konkrečiai yra viruso variantas, kokia tai yra atmaina, kad būtų galima įvertinti tų atmainų paplitimą, nes kaip tik tai šitos atmainos dabar ir kelia pasauliniu mastu daug iššūkių. Jų yra įvairių, yra variantų, kur jos tokios švelnesnės, to jau poveikio organizmui požiūriu, o yra tų grėsmingesniųjų. Tai jos geografiškai paplitę tokiose teritorijose kaip Didžioji Britanija, pavyzdžiui, Brazilija, Pietų Afrika. Ir čia tas naujas iššūkio etapas. Tai dabar jau Europos komisija, jinai nori eiti įvykių priekį, nes praeitame etape aišku, kad tai buvo galima tik reaguoti, nes viskas buvo nauja. Dabar jau galima imtis pozityvo, imtis energijos, imtis iniciatyvos ir viena dar iš šitų priemonių tai yra vadinamoji Vaccelerate klinikinių tyrimų programa, į kurią įsijungia 16 valstybių, įskaitant Lietuvą ir dar 5 valstybės tokios kaip pavyzdžiui Izraelis, Šveicarija ir kitos. Na ir toliau bus pagreitintas naujų vakcinos variantų aprobavimas, visiškai pagal analogiją su tuo tempu, kuris yra, pavyzdžiui, gripo besikeičiančioms atmainoms. Taigi, reiškia, analogija yra ir dar atsiranda naujų dalykų, į kuriuos dar čia reiktų pasigilinti. Tai Europos vaistų agentūra siūlo kitą naują visiškai skubos autorizacijos vadinamąjį mechanizmą ir ten jau bus bendra valstybių narių atsakomybė, padalinta valstybių narių atsakomybė, tai irgi skirsis nuo to, kas buvo ligšioliniais etapais. Na ir pagaliau parengiamos naujos išankstinio pirkimo sutartys, kurios bus aiškesnės ir užtikrins didesnį patikimumą, kiek tai susiję iš gamintojų. Su tiekimo greitį turite omenyje, ar ne? Nes Tai jau tas, kas užfiksuota ankstesnėse mums žinomose ir dar net nepilnai išviešinamose sutartyse, tas bus dabar aiškiau suformuluota ir labiau įpareigos tas firmas, kurios apsiims tiekti. Toliau labai svarbus dalykas, kas ne visada būna viešojoje erdvėje, tai juk pati vakcina yra iš labai daugelio komponentų, pagaliau įskaitant ten buteliuką. Tai kad neatsitiktų taip, o dabar taip yra, kad pagal vadinamąjį Murphy dėsnį, pusiau juokais ironiškai, kad visada labiausiai trūksta tų dalių, kurių labiausiai trūksta. Tai kad tie komponentai, tos detalės, kur numanomai jos lėtina procesą, kad būtų galima paspartinti greitesnių būdų, spręsti šitas problemas. Tai bet dar tam kontekste mes matom ir tokius dalykus kaip antrasis kontraktas su Moderna, dar 300 milijonų dozių ir tas taip pat prisidės prie paspartinimo ir prie patikimesnio vakcinų tiekimo. Na ir, kaip mes kalbėjome ir pradžioj, prie mokslinio, sutelkto mokslininkų, gamintojų ir valdžios sutelkto veikimo ir spartesnio veikimo, negu tai buvo iki šiol. Šiais metais jau 150 milijonų papildomai, tai galbūt vis tiek proporcingai skirstant ir į Lietuvą dalis papildomų tų vakcinų turėtų patekti. Ir čia būtent Moderna, nes žadama ir AstraZeneca fabriko lygtai, kad gamyba bus padidinta planuojama. Ir iš tikrųjų su ta AstraZeneca, čia kadangi buvo kalbų pačių įvairiausių ir nepasitikėjimas pareikštas, sakykime, kaip tai veikia vyresnio amžiaus žmonės ir panašiai, kad tai per mažai duomenų. Ir iš tikrųjų tie gandai savo padarė, tarkim, Alytuje dauguma
švietimo pedagogų neatvyko skiepytis. Praėjusią savaitę turėjo būti baigtas procesas, nes buvo skiepijama AstraZeneca vakcina ir po įvairių tų interpretacijų, jie pareiškė tiesiog, kad lauks kitokio skiepo. Tai vyksta ir tokie dalykai. Tai matot, Didžiojoje Britanijoje lygiai šitą pačią vakciną yra skiepijami ir būtent ten strategija yra vyresnio amžiaus žmonės. Taip, ir 100 ir panašiai. Taip. Tai čia Lietuva iš 27 valstybių yra unikali, kuri pasirinko, įterpė kaip tik tai tarp medikų, tarp dar, ten senelių namų ir taip toliau. Gyventojų dar įterpė į tą pedagogų skiepijimą, visur kitur tai iš karto eina pačių vyriausio amžiaus grupė. Jau Lietuvoje dabar irgi daugelėje savivaldybių, kiek man tenka girdėti, 80-mečiai pradėti skiepint, tai viskas čia yra gerai ir tas reikalinga, tik tai prioritetas čia yra vėlgi dėl to paties tempo, greičio tiekimo, apie kurį mes čia kaip tik šnekam. O dėl šito tai tenka apgailestauti, kad labai lengvai pasklinda ir labai nedaug tereikia, kad pasklistų kokia nors negatyvi žinia, nes čia dar iš praeitų metų vasaros ateina, kad ten toj vyresniai amžiaus grupėje AstraZeneca ten tų... Ir net ne tai, kad neveikia, tiesiog per mažai tyriamųjų. Čia net nebuvo kalba apie tai, kad... Taip, bet tai iš ten ir atėjo, bet paskui tai pasipildė tų tyriamųjų. O iki šiol mums dar eina iki mūsų maždaug jau pusmečio vos metų senumo pačios pirmosios žinios ir dar daugiau ten jų yra, neva tai Vokietija ten užsipirko pirmoji, tai kažkur praslydo tokia žinia, o Vokietija tik tai, kad užsitikrino metų gale, jeigu ten, kai jau išsisems šitą skiepijimą, kur užperka vakcinas Europos komisija visom 27 valstybėm, tai ten šitos gali susidaryti rezervai ir Lietuvai Moderna siūlė susidaryti į metų galą papildomą rezervą. Kitaip sakant, tie gandai tokie negatyvūs, jie yra pakankamai sunkiai po to ištrinami iš sąmonės ir prisiminimų. Tai be abejo, jie yra ir todėl labai gerai, kad skleidžiame sparčiai ir vakar nusprendžia tam tikrus ryžtingus veiksmus Europos komisija ir kad šiandien mes jau apie tai kalbam, paviešinam. Tai viešinkim ir skleiskim taip pat ir teigiamą žinią. Iš tikrųjų, dar viena žinutė buvo tokia iš Europos komisijos pirmininkės apie Sputniko vakciną, ar ne? Kad kodėl Rusija ne savo žmonės skiepija, bet parduoda tą vakciną, kurios iš esmės jų šalyje, tai iš vis vakcinavimo procesas ten dar kažkur pažemėse. Tai žinutė yra su dviem potekstėm ir abi tos potekstės yra svarbios. Tai pirmiausiai, kiek apie skiepus Rusijoje, tai girdima, kad gal 1 milijonas žmonių jau paskiepinta. Tai mes vėlgi pamirštam, kad čia skundžiamės, kad Europoje lėtokai. Tai palaukit, 22 milijonai jau Europoje paskiepinti vieną vakciną, o iš jų 7 milijonai jau 2 vakcinomis. Tai nepykit, bet 7 milijonai žmonių tai nėra niekas. Tai yra vis tik tam tikras kontingentas, kurie jau yra saugus. Tai Europa įsibėgėja. O Rusija sunkiai spėtina, mes iš to sovietmečio, kai žinom, kaip ten sukdavosi visi tokie panašus procesai ir dalykai, tai galima labai pagristai įtarti, kad logistikos nesuvaldo tiesiog tikriausiai ta Rusijos valdžia. Nesugeba patiekti į tokias vietovės, nesugeba tinkamai atrinkti tikslinių grupių skiepijimai. Tiesiog to nepadaro, o tada yra dar antra. Tai prioritetai gal? Politiškai tada pasiūlyti kitom valstybėm, tai jūs gal pirkit ir tada jau džiaugsmas būtų Rusijos valdžiai. Jinai nuskamba, kad taip jos vakcina irgi yra reikalinga čia tarptautiniu mastu ir panašiai. Tai ten dar būta ir jie išviešino duomenis savo klinikinių tyrimų rusai, bet ten dar irgi yra nemažai klaustukų ir jau tikrai jinai turės praeiti labai rimtą sietą, jeigu norės Europos vaistų agentūrai būti patvirtinta. Kol kas to nėra, kreipimosi kiek žinoma nėra, ar ne dar? Taip nėra, už tai laukiama dar 4 vakcinų vakarietiškų, pačių įvairiausių, į kurias iš jų dedamos irgi nemažos viltis. Jeigu jos bus patvirtintos, tai tada dar pagausės tas spektras
pačių įvairiausių, pagal skirtingus mechanizmus, beje, užtikrinančių tą atsaką. Ir svarbiausia, kiekis didės iš karto. Taip ir turėtų didėti kiekiai. Tai viena yra, vėlgi mes matom ir kodėl tie vakarykščiai šiandieniniai sprendimai yra tokie svarbus, kad iš karto reikia turėti omeny gebėjimus, pajėgumus gamybos. Nes, akivaizdu, vasarą atrodė, tai pirmiausiai reikia, kad būtų efektyvi, pirmiausiai reikia, kad būtų saugi, tada jau plėtosim gamybą. Tai laipsniškai išryškėja, kad ir gamybos plėtojimas yra labai didelis iššūkis ir kaip tik dabar su šituo ir imamasi tvarkyti. Europos klubui pasakojo europarlamentaras Liudas Mažylis. Bendrai paėmus Europos komisijos pristatyti planai atrodo kaip dar vienas žingsnis link komisijos vizijos prie Europos sveikatos sąjungos. Tai suteiktų ir geresnės galimybės greitai reaguoti į galimas ateities grėsmes. Šiandien Europos klube tiek. Su jumis buvo Vilija Kvedaraitė. Kita Europos klubo laida jūs pasieks trečiadienį apie žalią Europą. Europos klubas. Europos klubas FM99 eteryje. Kaip mūsų kasdienį gyvenimą keičia tai, kas vyksta Europos parlamente, ką ten veikia Lietuvoje išrinkti atstovai. Pokalbiai, nuomonės ir diskusijos, ekspertų komentarai bei mintys svarbiausiomis ir įdomiausiomis temomis. Kaip ir kuo gyvena Lietuva Europos Sąjungoje. Europos klubas trečiadienį ir penktadienį 11:10. Kartojama tos pačios dienos vakare bei savaitgalį. Europos klubą surasite ir savo pamėgtose tinklalaidžių platformose. Sekite mus ir socialiniuose tinkluose. Europos klubas. Prie projekto finansavimo prisideda Europos parlamentas.